Šiame etape baigsiu kurti dimensijų parinkčių objektus. Ir sukursiu prekės, pirkėjo, padalinio ir vietos dimensijų parinkčių objektus. Kad tai padaryčiau, spraktelėsiu dešinį pelytės klavišu tuščiojo lapo vietoje ir pasirinksiu komandą New Sheet Object Listbox. Atsidariusiame lange parinksiu lauko pavadinimą. Ir pasirinksiu lauką grupė prekė 0. Kaip matote, kadangi grupės pavadinimo pirmasis simbolis yra pabraukimas, sąraše jos atsiranda pačioje pradžioje ir taip yra lengviau pasirinkti, lengviau jas atrasti. Aktyvuosiu puslapį Presentation ir nustatysiu, kad objekte būtų piešiamos linijos aplink kiekvieną celę. Taip pat nustatysiu, kad tiek skaičius, tiek tekstą lygiuotų į kairę. Atsiversiu puslapį Sort, rūšiavimas, ir nustatysiu, kad rūšiuotų pagal parinkties būseną ir pagal numeric reikšmę ir tekstą. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau objektą. Pakeisiu objekto padėtį lape. Pasižymėjęs šitą objektą ir objektą data metai, nustatysiu, kad jie būtų išlygiuoti pagal viršutinę kraštinę. Šiek tiek sutrumpinsiu objekto, sumažinsiu objekto aukštį. Ir šiek tiek padidinsiu jo plotį. Kad sukurčiau pirkėjo objektą, aš nuspausiu klavišą Ctrl ir jo nepaleisdamas pažymėsiu, spraktelėsiu ant objekto antraštės ir nepaleisdamas klavišo pelytės nutempsiu jį žemyn. Tokiu būdu aš nukopijuosiu objektą. Spraktelėsiu dešinį pelytės klavišo objekto antraštę ir įeisiu į jo savybių koregavimo langą. Aktyvuosiu puslapį General ir pakeisiu lauko pavadinimą. Pasirinksiu lauką grupė pirkėjas 0. Kaip ir pirmajame objekte, nustatysiu, kad aplink kiekvieną reikšmę būtų brėžiama linija, o taip pat nustatysiu lygiavimą į kairę pusę. Puslapyje Sort nustatysiu, kad būtų rūšiuojama pagal parinkties būseną, pagal numeric ir text reikšmės. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau objektą. Dar sykį nukopijuosiu objektą, naudodamas klavišą Ctrl ir pelę. Pakeisiu naujai atsiradusio objekto savybės. Aktyvuosiu puslapį General ir pasirinksiu grupę padalinys 0. Aktyvuosiu puslapį Presentation, nustatysiu, kad būtų brėžiamas linija aplink kiekvieną reikšmę ir išlygiuosiu reikšmės į kairę pusę. Pasirinksiu puslapį Sort ir nustatysiu, kad būtų rikiuojama pagal parinkties būseną, pagal numeric ir text reikšmę. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau objektą. Dar sykį nukopijuosiu
objektą. Atsidarysiu objekto savybių langą. Aktyvuosiu puslapį General, pasirinksiu kitą lauko pavadinimą, grupė vieta 0, aktyvuosiu puslapį Presentation, nustatysiu, kad būtų brėžiama linija apie kiekvieną reikšmę, kad būtų lygiuojama į kairę pusę, aktyvuosiu puslapį Sort ir nustatysiu, kad būtų rikiuojama pagal parinkties būseną, pagal numeric ir text reikšmę. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau objektą. Pasižymėsiu 4 neseniai sukurtus objektus. Ir naudodamas lygiavimo įrankių juostą išlyginsiu pagal kairę kraštinę ir suvienodysiu tarpus tarp objektų. Nuspausiu mygtuką Ctrl S, kad išsaugočiau aplikaciją. Visi parinkčių objektai, kurie bus naudojami šitoje aplikacijoje, yra sukurti.